Labas rytas, mėlyjei, liko viena diena. Aš pirmai labai šnabždėjau, nes mano draugė dar miega. Vakar atvažiavo Giedrė, buvom vakare kine, žiūrėjom filmą The Gone Girl. Ne, panašus, todėl taip ir pasakiau. The Girl on the Train. Tikrai labai geras traukinys. Mergina traukinyje filmas. Ir tikrai labai geras. Dabar darausi pusryčius, savo lengvesnius. Giedrė įdėsiu baltymų, darysiu savo tyriminę košę. Receptas be abejo misfit.lt Instagrame. Ir šiandien vėl šeštadienis, diena prieš varžybas, toksai šioks toks laukimas. Eisim į miesto centrą, apsipirksim, nusipirksiu šį bei tą, reikia šepečio plaukam, kad plaukus pasipūsti, reikia tono ir, na ką, viena diena iki varžybų, vėl nekantru. Mano košė jau manęs laukia. Giedrei darysiu košę su My Protein Banoffee flavor proteinų. Banoffee tai yra toksai bananų pyragas, tai kaip ir bananų toffee karamelės skonio proteinas. Tikrai labai skanus, man labai patiko. Jėtų, kaip laukiu, kada vėl galėsiu proteiną valgyti. Sakau proteiną valgyti todėl, kad aš labai retai kada geriu proteino kokteilius. Nebent anksčiau darydavausi kažkokius kokteilius su bananais ir taip toliau. Na, kai po varžybų grįšiu atgal į savo vėžes, sveiką mitybą, tai galbūt vėl pasidarysiu. Bet šiaip aš tai dažniau dedu į kepinius visokius, į košę savo baltymus, kad pagardinti maistą. Tai man toks būdas priimtinesnis. Nu va, ir dar žiūrim šiandien ryte Ozą, kol Giedrė miega. Kartais visokių įdomių dalykų čia jis papasakoja. Apie sveikatą, apie psichologiją ir taip toliau. Nu, jau atsikėlėm, Giedrei pagaminau pusrytukus. Mano Giedrė. Pavalgė Giedrė košę, sakė labai skani. Ir dabar yra 10:20, tuo eisiu valgyti ryžių užkandžiui. Ir dabar noriu susidėti kažką skanaus. Galiu jums parodyti, ką įsidėsiu. Šiam kartui labai norisi kažkaip tokių sausainių, kepinių, bulkučių negalėsiu valgyti, nebus šviežių jau naktį. Ir po to su merginom užsisakėm rezervacijai į indų restoraną. Tai vėl matysim, iš tikrųjų nieko negalim čia nuspėti, nes būna taip kaip ir aną savaitgalį. 2 restoranus nuėjom, o trečiam vos gavom vietą, nes jau viskas susidarė. Na gerai, tai žiūrėkit, ką turiu. Va, nuo praeitų varžybų dar likę saldumynų. Tai kažką įsidėsiu. Ir va, kiek visko turiu. Būtinai noriu išbandyti My Protein šokoladinis sausainis, toksai brownie. Ir čia dar vienas irgi flapjack. Man šiaip flapjack labai patinka, tai dar kadangi baltyminis, tai manau tikrai labai skanus bus. Ir va, visokių skanėstų. Va, dar šį kartą labai norėjau kažkaip bananų. Tai pasiėmiau tokių džiovintų bananų ir čia deduosiu lauknešėlį sausainių visokių. Matot. Šiandien pasivaikščioti parką. O, štai aš ir su akinukais. Gal truputį neįprasta mane tokią matyt. Bet jo, turiu rakinus. Šiaip jų nenešioju čia, šiaip dėl įdomumo nusipirkau. O, labai tikiuosi, kad toksai oras bus jau ir rytoj. Kad nelis. Iš tikrųjų, koks gražus oras, ne? Koks gražus ruduo, kaip senai buvau parke. Pažiūrėkit. Vos keli debesėliai. Super oras. Šiandien pasivaikščiot, pavedžiot lakūną, eisim į Ilfordą, nusipirkti šį bei tą, kaip visada visokių menkniekių prieš varžybas. Ir smagu. Nuotaika man dar geresnė, nes pas mane yra draugė ir praskaidrina dienas man jie. Vakar patiko Giedrė filmas? Labai patiko filmas, o labiausiai patiko Karolinos košė. Pusrytukų. Nu, misfit.lt rasit, jau minėjau receptuką. Gerą reklamą padariau dabar. Nu, ačiū. O rytoj aš tau padarysiu su birthday cake gal skoniu, arba su kokoso ir šokolado. Turiu keletą rūšių baltymų, pati negaliu valgyti, tai kaip visada šeriu visus.
Ir jo man dar įdegis ne visiškai nusiplovęs, tai šiandien dar vakare grįžus turėsiu viską šveist ir teptis įdegio kremą. Gerai. Štai stebim Lietuvos atviras varžybas Tauragėj, kur vyksta tiesiogiai per Delfį. Labai gražios merginos, renkame savo favoritės. Bet nesakysim, kurios mūsų favoritės, nenorim išskirti, nežinom rezultatų. Dabar scenoje 15 numeris Karolinas Germanavičius. Numeris Marius Masevičius. Deividas Dubinas yra jo treneris. Dubinas Tymas pavauja iš sportininkas. Taigi matome, sportininkas turi labai didelę patirtį. Salėje sportuoja jau 7 metus. Pietus rudųjų ryžių, žuvytė 150 gramų ir 120 gramų baltymų. Ir dar įsidėjau salotų. Vis dar stebim. Nu ir dabar renkamės. Ką ragausim ryt? Šitą? Ką? Šitą? Aš nežinau, paprastas čia plain. Tai gal va tokį vaimti? Šitą. Yes, please. Tai tu nori kitokių? Tu nori šitą? Aha. Yes. Tu nori. Ir dabar tu iš tenai pasirinkti, kokį nori. And also we will try this one from the bottom. I don't know which one. Huh? Really, you recommend this? Ir dabar įsirinkom ir rytoj ragausim, šiandien dar Giedrė paragaus, aš taip sakiau, žadėjau užsukti čia į šitą parduotuvytę. No, I think that's it. Yeah. Kaip bus skanu? Are they all handmade dessert? Homemade dessert? Kurį ragausi? Šitie du yra vienodi? Ne, vienas yra su kokosų su gabaliukais, o kitas plain. Vieną galiu ragauti. Tu laužk tik ir ragauk. Nu. Eina savo. Bandyk. Kaip kvepia. Nu. Aš ryt paragausiu. O, jie kaip kvepia, grietinėlė, tokie pieniški sezamai, dar kažkaip. Šitą atsilauti. Aišku. Kokom čia apie single mažas? Užėjom į street food. O su haliumi sūriu, tai turite tik tai salotas? Aš nenoriu. Neteksiu, ne? Just the falafel, Sweet potato with halloumi. But not today, not for me. Ateisiu kitą kartą, žinosiu, dabar Giedrė paragaus, pasakysiu, kad skanu ir aš galėsiu ateiti kitą kartą paragauti. Saldžios bulvės frapas su haliumi sūriu. Rodo skaniai. Labas rytas, šou diena. Giedrė miega, aš einu ruoštis. Šiam kartui įsitiesinau plaukus, bet pasimsiu garbanoklį. Turiu 3 kategorijas, 3 kartus išeisiu ant scenos, tai pasižiūrėsiu, gal dar norėsiu pasigarbanoti. Užspėsi? Turėčiau spėti, turėtų laiko užtekti. Čia mes su palaikymo komanda ruošiamės. Tojaus jau išvažiuosim, ne tojaus, už 3 valandų. Išvažiuosim iš namų, tai atsikėliau, kad neskubėt, kad dar būtų laiko. Eisiu įsvirt ryžių, vandens jau turiu. Štai makiažas baigtas. Aišku, dar dėsiu lūpdažį. Šį kartą turbūt bandysiu dėtis riuževą. Ir einu nusifotografuoti. Dar vieną kartą su įdegiu įsitepsiu. Šiek tiek per šviesi atrodau dar savo. Ir siūsiu nuotraukas treneriui.
Ir už valandėlės jau vyksim į vietą. Kokia graži diena, koks fainas rytas. Na va, sėdam į mašiną ir visi judam. Palaikymas gale, mamytė, eglutė. Va, tėvelis ir mano Danukas. Priekį. Donce? Mes automobilyje ir važiuojam link. Reikia mums aišku nuvažiuoti anksčiau, nes reikia man registruotis. Ir šis renginys prasideda šiek tiek vėliau, bet rašo, kad baigsis anksčiau. Tai labai tikėkimės, kad taip ir bus, todėl kad aš labai noriu indų maisto vakare. Ir draugės mano atvažiuos vėliau, vienos, kitos, trečios ir iš tikrųjų palaikymo šį kartą bus žymiai daugiau, bet nedaugiausiai. Dar matysim be abejo, kiek Lietuvoje žmonių bus. Ir taigi, oras puikus, gražus, nuotaika gera, tikrai nesijaudinu, nežinau kaip bus prieš sceną, nes anąsyk prieš sceną prieš lipant ant scenos šiek tiek drebėjo kojos, tai žiūrėsim kaip bus dar šiandien, bet labai nekantru. O mano gražuolis merginas. Jau kraščiai padės. Nu jau atvažiavom, susitikom su Ugne. Labai smagu, iš karto atpažino. Per Facebooką buvom prieš tai susipažinę. Ir va laukiam, visi atletai šį kartą kažkaip kitaip negu Pure Elite varžybose reikia laukti lauke. Tai truputį šalta. Nepasiėmiau kelnių, likom kojom, bet saulė biškį šildo, tai gerai. Mano numeriukas 55. Dabar vėjom vidų, visi registruojasi, pažiūrėkit, kiek visokių skanėstų. Eisim ieškoti, kur pasidėti daiktus ir dalyvių mitingas apie 1 valandą. 55. Stingimo kambarį? Jo. Room number 4, su Ugne įlindom. Ir mes dviese kol kas. Dar pasikviečiau Živilę, Živilė turi atbėgti. Užsidarėm duris, kad niekas neįeitų. Jo, įsimėtėm daiktus, kad daugiau atrodytų, kad tai niekas šiandien susigrūstų. Ir matysim, nu aišku, be abejo, jeigu ateis jau tenai mergaičių nebus kur vietos, jom tai tikrai priimsim gal. Nepriimsim? Ne. Nu matysim, jeigu geros mergaitės bus. Sumušinukas tavo patavalgys jau. Jo, tiesiog koksai, čia su lašiša, ne? Va, laukiam mūsų toksai va kambariukas. Ir vienas sako, tu mūsų mergaitė, sakau, jo. Tai jo, gerai. Truputį viskas. Pasiruošę. Einam pasipotkim grįžti. Ir smagioji dalis, saldainiukas. Aš prieš, tai gal Braškinės. Ką imsi? Noriu aš tokį keptą. Paragauskam labai. Visą galiu. Aišku. Pirmas šokoladas. O eina savo. Valiau. 2. Po kiek laiko? Kaip pasišiau. Net širpas praėjo. Nu, dievą. Neplaukai. There goes Angie Weston along their esteemed panel of judges. Daniel Fowler. Šaunuolės. Pasveikinam. Pabaigėm. Abi buvom iškviestos į priekį. Jo, buvau 2 kartus iškviesta į priekį. Pirmam bikini short nebuvau iškviesta į priekį. Taip pat ir aš nebuvau short iškviesta. Nežinau, žiūrėsim, matysim, kaip čia kas bus. Dabar vėl valgau ryžius su trupučiu riešutų sviesto. To įsilabinti su visais. Dabar pertrauka ilgoji, paskui dar kelios kategorijos ir jau tada apdovanojimai. Išlauksim, žiūrėsim, kaip kas. Nežinau, kaip jaučiuos. Tikėjaus galbūt geriau šiek tiek, bet yra kaip yra. Aš irgi. A, čia filmuoji? Pažiūrėk, kaip mano palaikymo atėjo. Jos varžybas smagiau. Pasidarbiai Pasilabinau su visais, gavau gėlyčių visai gražių rožių ir dabar labai man skauda nugarą, tai dabar guodžiu save maistu.
Suvalgiau ryžių, valgau sausainių ir biškį keletą saldainių. Pro kartelę į trečią vietą. Ir ką? Dabar šį vakarą telieka eiti skaniai pavalgyti. Tai dar ne viskas, kurias dabar padariau. Atėjome į indų restoraną, kaip smagu, mes jau buvom surezervavę stalą. Tai dabar valgysim, atnešiai papadams. Ir laukiam. Dar užsisakinėjom, ką toliau. Pavadinimai labai įdomus. Bet viskas bus skanu. Fresh Ladies Finger. Tai net geriausia prie kitų raudonų kailių. Čia su kokosu. Tas oranžinis? Nu, tai oranžinis. Ne, tas oranžinis. Piršvanį duonos, kaip norėjau. Taip skanu su kokosu ir cukrum turbūt. Labai skaniai. Tai Lietuvoje dar labai tu nepamirštas visas, kur darbas užčiainys, viską. Smėtos padažas. Kaip pasižiūrėjau, skaniai. Sauce, is it sweet, sour sauce, any sauce? Does it come with the chicken? Medium sauce. It comes medium. Okay, that's fine. You're talking about the hotness. No spicy, please. No Mes spicy. bandom kažką užsakinėti ir nesuprantam pavadinimų. Tai apžiūrėsi ir mūsų vadovėjas truputį angliškai nelabai supranta. Okay, yes, next Tai please. mes čia sunkiai, bet kiek mes skaniai išsirinks. Pasirodo, merginos šį kartą man užsakė vėl restoraną mano trečios vietos laimėjimo progą. Nieko nėra, tik mes. Visam restorane. Taip. Alas, tėvai užsakė, dabar draugės užsakė. Showtime. daržovių ir vištiena man. Tik visi, kad ten nematome ir viskas. Some chicken tikka? Okay. King prawn rongela? What's that? King prawn. Das war Chital kufta. What's that? Chital kufta. Fish. Fish ball. Fish ball. Chicken noodles. Yeah. These one guys. Sagalu. Sakpone. Skanaus. Skanaus mergaitės. Nežinau, ko pradėti, kaip čia valgyti. Tas mane, turiu. Žiūrėk. Va, kiek liko? Šičia yra. Kiek va liko? Narangalo apelsino skiltelės valgiau. Ir dabar turbūt griūsiu po stalu čia ir jau megosiu. Ačiū labai mėlyje, kad žiūrėjote ir šį video. Tikiuosi jis jums patiko ir tai ne paskutinis video, man dar liko dvi varžybos mažiausiai. Ačiū, o aš mėgučio namučio važiuosim su merginom rytoj į kardio ir trečia Peak Week, trečia ruošimosi savaitė. Kitą savaitgalį Lietuva. Ate.